Sveiki, Kastytis Šliužas, renginių įgyvendinimo vadovas. Aš vairuoju Formulę 1. Tai ką, esam pas mane dirbtuvėse. Renginių planavimas, visas gimsta čia. Čia mes pradedam renginius ir mes čia baigiam renginius. Bendras stažas 16 metų. Grynai šioje arenoje. Gaunam užduotį, pagal kurią ruošiam planą. Šios mėlynos linijos yra stogo konstrukcijos. Kiekviena konstrukcija turi savo apkrovų limitus. Tai kad jų neviršyti, reikia žinoti, kokia įranga atvyksta, koks svoris, ką kabinam. Labiausiai naudojam racijas, suktukai visi, kabeliai, parteriai, matavimo prietaisai, lazeriai. Turim net rinkinį pirmai pagalbai. Dabar patekom į sandėlį. Visa įranga sandėliuojama čia. Sandėlis nėra didelis, bet dalinamės su atlikėjų užkulisiais ir mūsų sandėliavimo zona. Pagrindinė arenos žvaigždė yra parketas, nes ko gero krepšinio renginių šiai dienai turim daugiausiai. Jis yra visiškai naujas, neseniai atvykęs, jisai spėjo sužaisti kokius 3 mėnesius, bet labai aktyvų laikotarpį turėjo. Senasis modelis išvažiuoja gyventi toliau savo gyvenimą, kitų sportų pavirs, bet jisai bus naudojamas. Naujam parketui 6 dirbant užtruksime 4 valandas. Ką, patenkam į pagrindinę salę, kuri, ko gero, daugiausiai publikai ir matoma. Pagrindinis mūsų darbas yra transformuoti areną kiekvienam renginiui. Šiam renginiui, tai yra dainų šventei, mes sutraukėme tribūnas, jų nebeliko, pirmos 5 eilės visų perimetrų dingsta. Atsiranda kažkokia dalis scenos, kurią mes galime įgyvendinti pagal organizatoriaus prašymą, juodi audiniai, uždengiantys nereikalingas erdves. Tai salė buvo transformuota iš krepšinio. Tam mums reikėjo 8 valandų su 9 žmonėm. Nu ir čia pagrindinė mūsų žaidimo aikštelė. Nieko įdomiau nėra, ko gero, gyvenime. Kaip pereiti iš krepšinio į ledą, iš ledo į krepšinį ir dar rankinis ant galo. Patinka mums tie iššūkiai, aišku, jie sunkus ir daug planavimo. Bet tai nebuvo pirmas kartas, kaip tą darėm. Tai, kaip sakoma, patirtis jau yra. Kiekvienoje arenoje tai kažkaip sprendžiasi skirtingai, bet šią areną mes žinom geriausiai, tai nebuvo ir sudėtinga. Šiuo metu esame atidengę pilnai areną. Arena transformuojasi į kelis variantus. Tai galime uždengti viršutinį aukštą, jeigu dabar matote. Jisai dingsta mažesniam renginiui. O jeigu dar mažesniam renginiui dingsta ir pirmas aukštas, kuriame stovime, jisai dar sumažėja. Tai ir vadinama arenos transformacija. Labiausiai tai reikalingas planavimas. Ne tik popieriuje, ne tik kompe, bet ir galvoje. Tai jeigu to trūksta, tai sakyčiau, kad reikia rinktis kitą specialybę. Galbūt vasarą renginių mažiau ir tų transformacijų nebūna tiek daug, bet atėjus rudeniui, lapkritis, gruodis, kur einam iš dienos į dieną ir be planavimo, gero planavimo, organizuotumo, tai sudėtinga. Po arenos rekonstrukcijos turėjom visiškai išparduotą renginį, 13 000 gal net žmonių, ir transformuodami iš krepšinio pamiršom demontuoti TV kamerą, kurios vietoje buvo parduotos vietos ir jų pakankamai daug. Ir žmonės atėję į koncertą nerado savo vietų. Tai čia toks labai skaudus, bet irgi patirtis. Vėlgi tai viskas susiję su planavimu, o kai einam diena iš dienos, tai visko būna. Tai šitas labai skaudėjo, tikrai skaudėjo. Labai mielai darau roko koncertus, labai mielai. Kai ateina koncerto pradžia, mes susidarom į savo ofisą ir bandom nusiraminti po dienos ir laukiam koncerto galo, nes žinom, kad po jo reikia dar viską susitvarkyti. Pasirodome viduriniajame arenos aukšte, vadinkime ją VIP ložės. Iš čia galbūt matosi visas arenos tūris labiau. Startuokim nuo grindų, kurios virsta ir kilimų, ir ledų, ir parketų. Ir tada kilkim į viršų, kas ir dabar jau truputį matosi, kad gimsta dainų šventė, nes kabinasi daug įrangos, kurios arenoje nėra, bet jie atvyksta ir taip mes tampam universalę, nes darom kas suplanuota. Įdomesni faktai, kad reikėjo atlikėjų žalios suknelės, kurią rado tik tais Humanoje.
Tada maisto pasirinkimai visą laiką būna įdomiausi. Dideli kiekiai kokių nors neaiškių produktų mums. Bet viskas jau normalizuojasi ir Lietuvoje randama to, ko nori. Visą laiką sunkiausia yra pakabinti norimą kiekį įrangos. Visą laiką. Ta pati metalika, tas pats cirkas, Cirque du Soleil. Arena tam ir sukurta. Turėti renginių kasdien. Arena turi renginių, mes turim darbų ir taip sukamės. Geriausias įvertinimas, kai arena turi darbų.